Sveiki. Tikriausiai teko jau susidurti su situacija, kada jūs turit personalinį kompiuterį, tarkim pavyzdys kaip mano Mac'as, bet negalit naudotis programa, kurią naudoja jūsų organizacija arba biuras. Dažniausiai tai atsitinka su buhalterinės apskaitos programomis įmonėse, Lietuvos įmonėse, kurios adaptuotos paprastai yra Windows operacinėms sistemoms, bet ne Macintosh'ams. Dar kita dažnai problema susidurima, kada jūs lygiai taip pat turėdami tą patį Windowsinį kompiuterį, išėję už savo ofiso ribų, negalit prisijungti prie apskaitos programos ir normaliai dirbti, nes jinai nėra adaptuota duomenų perdavimui internetiniais tinklais. Dėl šitų priežasčių paprasčiausias ir lengviausias sprendimas yra ADDS serveris. Parodysiu paprastą pavyzdį, kaip tiesiog susijungus aš galiu dirbti su savo apskaitos programa esančia mano biure. Tai nevaržo mano laisvės prisijungti iš bet kurios kitos pasaulio šalies. Užtenka visiškai minimalaus internetinio ryšio, man to pakanka, kad aš galėčiau susijungti. Susijungimui naudojamas paprastas RDP arba kitaip vadinamas Remote Desktop Connectionas, todėl per interneto ryšį perdavimas yra tik tais vaizdas. Pačios operacijos visos atliekamos serveryje. Štai paprastas pavyzdys. Jeigu aš pasileisiu savo klientą, paprastą Microsoft Remote Desktop klientą ir duodu jungtis prie kompiuterio esančio biure. Štai, žiūrėkit, prisijungiau prie Microsoft platformos. Tai yra paprastas kompiuteris, ant kurio yra paleista Windows 8 operacinė sistema, į kurį yra sudėktos kitos programos. Pavyzdys buhalterinės apskaitos programa, stekas apskaita. Pasileidžiu demo. Visiškai pilnai ir greitai, be jokių trukdžių, galiu dirbti su apskaitos programa vesdų duomenys. Svarbiausia tai, kad duomenys iš karto papuola į apskaitos programą. Tai yra dirbama tiesioginiu būdu, nes aš matau naujausius duomenys. Jų nereikia persiusinėti ir dar kažkaip jie neatsilieka. Tai yra, jeigu kiti darbuotojai irgi dirba su apskaitos programa, tai jų duomenys irgi iš karto aš matau, kada jie papuola į pačią apskaitos sistemą. Taip. Kas dar? Išskirtinumas yra tai, kad pats ADDS serveris yra labai pigus. Lyginant su visais kitais terminaliniais sprendimais, tai yra žymiai pigesnis, žymiai paprastesnis sprendimas. Tai va, jeigu turit panašių problemų, tai yra geriausias sprendimas. Nereikia brangių serverių. Darbo vietų skaičius irgi prie tokio kompiuterio įdiegus į paprastą operacinę sistemą ADDS serverį, jums užtenktų Windows 7 arba Windows XP su support paku 2 arba 3. Svarbiausia, kad tai nebūtų Home Editionas. Iš tų versijų ir priklausom nuo kompiuterio galingumo, su jo tai prisijungus gali dirbti daugiau negu 10, 50 ar kiek vartotojų. Tai jeigu jūs turite, sakykime, vadybininkus savo važinėjančius vadybininkus arba nutolusius biurus, jie labai puikiai iš tikrųjų gali prisijungti ir dirbti vienoje sistemoje, neapkraunant duomenų tinklų. Taigi tiek, tam kartui išsijungiu, atsijungiu, nuo to lieku vėl savo operaciniai sistemoje. ADDS serverį galite išbandyti visiškai nemokamai 60 dienų. Parsisiunti iš tinklalapio www.aadsserveris.lt. Kaip sukonfigūruoti patį serverį, instaliuoti ir paleisti, žiūrėkite kitos mūsų video mūsų YouTube kanale.